Sveiki, aš esu Marius iš Kontus ir dabar aš Jums papasakosiu apie naują tokį darinį, kuris atsirado profsąjungų sutartyje, tai yra Svensk Big Control. Tai naujoji sutartis tarp darbdavių sąjungos Big Företagen ir darbuotojų profesinės sąjungos Byggnads įsigaliojo 23 metų birželio mėnesį maždaug. Ir ten buvo susitarta dėl naujos bendros šalių tokios peržiūros funkcijos, vadinamos Švedijos Big Control arba Svensk Big Control, jeigu visiškai jau švediškai sakant. Tai kas čia naujo palyginus su senomis sutartimis? Taip pat senoji sutartis tarp darbdavių sąjungos ir darbuotojų profesinės sąjungos Byggnads labai buvo atvira, kalbant apie tikrinimo procedūras. Tai Byggnads turėjo pakankamai daug galimybių prašyti dokumentų, kad tiesiog būtų patikrinta, ar darbuotojai gavo teisingą atlyginimą, ar teisingas kompensacijas jie gavo, bet kai kuriuose situacijose kildavo klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, ar jie turi teisę tokius dalykus prašyti. Tai sutarties dalyje prašančioje Svensk Big Control, tarp, kaip jau minėjau, Big Företagen ir Byggnads, buvo nurodyta, kokia tiksliai informacija turi būti pateikta, kada ir kur ta informacija turi būti pateikta. Ir taip pat buvo susitarta dėl pagrindo, kokie darbuotojo asmens duomenys turi būti atskleisti. Tai tiesiog buvo nustatyta aiškiai pateikiamos informacijos struktūra, kurios teisę turi prašyti darbuotojų profsąjunga, tai yra vardas, pavardės inicialas ir gimimo data. Taip pat buvo nustatyta, kad ta peržiūros funkcija, peržiūros teisė, tikrinimo teisė gali būti taikoma tik atrinktiems darbuotojams, negali būti prašoma visos informacijos urmų. Ir va tos šalys, Big Företagen ir Byggnads, nustato teisinį pagrindą tvarkyti asmens duomenis, kurių reikia, kad būtų atliktas duomenų apdorojimas nuo tuo profsąjungos, darbuotojų profsąjungos tikrinimo tikslu. Tai kaip jūs supratote, patikrinimus atlieka darbuotojų profesinė sąjunga, jie labiausiai suinteresuota tikrinti, ar pasirašęs sutartis įmonės laikos. Taip pat sukurtas bendras abiejų šalių kontrolės padalinys, kuris ieškos nusikaltama veikla įtariamo statybos sektoriaus įmonių abiejų šalių. Tai vėlgi čia yra kalbama apie darbuotojų ir darbdavių sąjungas. Dabar, turbūt kyla klausimas, o kogi galėtų prašyti Byggnadsai. Tai kaip ir anksčiau, nieko čia naujo, tiesiog galės prašyti atlyginimo lapelių, forakvitų, sumokėto pajamų mokesčio informacijos ir darbo laiko apskaitos iš įmonių. Per kiek laiko informacija turi būti pateikta? Tai pateikta per 3 savaitės. O kur turi būti pateikta? Taip, čia priklauso nuo to, kaip jūs pasirašyte sutartį. Jeigu jūs pasirašyte sutartį tiesiog būdamas Big Företagen nariu, tai jūs galite pateikti į Big Företagen biurą per tas 3 savaitės. O jeigu jūs pasirašėte kaip tą prisijungimo sutartį arba Hängavtal, tai tokiu atveju jums vienintelis variantas elektroninis paštas. Pirmajam variantui irgi yra elektroninis paštas. Kai baigėsi patikrinimas, tai darbdavys įpareigojimas per 1 mėnesį ištaisyti profsąjungos nurodytas klaidas. Jų nuomonė, kokios yra klaidos. Tai tas susitarimas dėl Svensk Big Control, kaip jis dabar tarnauja abiems susitarimą pasirašiusiams pusėms. Tai toms statybos įmonėms labai svarbu žinoti, kokią informaciją reikia pateikti, kokią apimtim, kad nebūtų piktnaudžiaujama ir panašiai. O pačiai darbuotojų profsąjunga ar Byggnads svarbu, kad nurodyta informacija, kurios profsąjunga turi teisę prašyti. Ir tas yra vietoj tokios bendro tokio pasakymo yra virtę aiškių apibrėžimų. Kaip darbdavių sąjunga mato, ar darbuotojų profsąjunga nepiktnaudžiauja kontrolės veiksmais. Tai darbdavių sąjunga
teisingiau tos įmonės, kurios priklauso Big Four Agent, tai yra darbdavių sąjungai, turi teisę prašyti, kad ta darbdavių sąjunga pasinaudotų veto teisę, jeigu kažkurio regiono profesinė sąjunga piknaudžiauja kontrolės veiksmais. Na, aišku, tai reikia parodyti, įrodyti, bet iš principo tas saugiklis yra įdėtas į susitarimą. Taip pat darbdavių sąjunga yra įsipareigojusi, kad šiaip jau reiškia, ji yra prieš nusikalstamumą darbo vietoje iš principo. Tai jie laiko, kad tam turėtų būti nulinė tolerancija visų formų nusikalstamumui statybų pramonėje. Nu, vienas iš nusikalstamumo formų yra mokesčių nemokėjimas abiejų šalių supratimu. Tai šalis kartu imsis priemonių, šalis tai darbdavių ir darbuotojų profsąjungos, kurios imsis priemonių, kurios prieš įmonės, kurios dirba neskaidriai, siekdamos apriboti šių įmonių galimybės veikti Švedijos statybų rinkoje. Ir galiausiai paskutinė dalis, tai kas finansuoja. Finansuojama yra taip. Tos įmonės, kurios yra tik prisijungę, tai yra jos nėra Big Four Agent nariai, bet prisijungę per tą sudarytą specialų susitarimą, Henkapital, tai jos tiesiog moka priežiūros mokestį, kad finansuotų va šitą kontrolę, savo pačių patikrinimus, ar ne? Bet Big Four Agent nariai, jie finansuoja per savo narystės mokestį. Tai yra, aiškiai, nu, jos tam tikrą nuo mokesčio dalį skiria va, būtent šitos struktūros finansavimą. Tai ačiū labai visiems už dėmesį ir sėkmės jums tikrinimuose.